Sveiki. Šiandieną tęsime mūsų pažintinių Biblijos studijų ciklą ir paimsime sekančią temą, kuri vadinasi, ką reiškia pažinti Jėzų. Paskaitysime trumpą iliustracinę istoriją. Vienas mažas berniukas Sant Luise laimėjo laikraštyje paskelbto rašinio "Į ką norėčiau būti panašus" konkursą, savo herojumi pasirinkęs evangelistą Billy Graham. Billy parašė berniukui: "Esu didžiai pagerbtas ir nuolankiai nustebintas. Aš taip pat prieš kelis metus pasirinkau žmogų, į kurį noriu būti panašus. Daugeliu atveju buvau apgailėtinas nevykėlis, bet iš viso širdies meldžiu, kad toliau augčiau ir tapčiau panašus į Jėzų." Paslaptis, kaip galime augti ir panašėti į Jėzų, yra tokia: turime praleisti laiką su juo. Augimas taps natūraliu mūsų gyvenimo procesu, jei turėsime tvirtus ryšius su Jėzumi. Taigi prieš save matome Billy Graham nuotrauką. Šis Dievui atsidavęs žmogus pragyveno 100 metų. Jono 15:5. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kaip Jėzus apibūdino krikščionišką augimą? Atkreipkime dėmesį, kad šiose eilutėse Jėzus save pristato kaip vynmedžių, o kreipdamasis į mokinius, juos pavadino šakelėmis. Labai svarbu suprasti, kad šakelės be vynmedžio jos negali išlikti, jos negali išgyventi. Jos gali išgyventi tik tais tuo met, kada yra įskiepytos į vynmedį arba kada yra vynmedžio dalimi, nes šakelės iš vynmedžio gauna visą reikalingą maistą, kad galėtų augti, kad galėtų augti ir atnešti vaisius. Todėl pateikdamas šį pavyzdį, Jėzus kreipiasi į mokinius ir sako jiems: kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Taigi krikščionišką augimą Jėzus apibūdina taip. Jis sako, kad žmogus turi pasilikti jame, kad galėtų augti. Bet galbūt mums kils klausimas, o ką reiškia pasilikti Jėzuje? Jono 5 skyrius 39-40 eilutės. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie raštai ir liudija apie mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Taigi, pasilikti Jėzuje, tai reiškia surasti Jėzų šventajame rašte. Surasti ir stengtis jį pažinti, susipažinti su juo. Ir kaip minėjau, tą mes galime padaryti šventojo rašto pagalba. Toliau, ką reiškia pasilikti Jėzuje? Matot 28 skyrius 30 eilutę. Čia yra parašyta: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš ramus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Taigi, pasilikti Jėzuje taip pat reiškia bendrauti su juo. Kada žmogus atranda Jėzų šventajame rašte, kada pradeda jį pažinti, tada ateina natūralus noras pradėti su juo bendrauti. Ir pats Jėzus kviečia, jis sako: ateikite pas mane. Jėzus žino, kad mes, eidami per šį gyvenimą, nešiojamės ant pečių didžiulės naštas. Tai gali būti ligos, rūpesčiai, sunkumai, santykių krizės, daug kas gali būti. Ir Jėzus sako: duokite man tas naštas ir imkite mano naštą. Tai atiduoti Jėzui savo naštas, kurios slegia mūsų pečius, mes galime tik atėję pas jį maldoje. Ir tik tais tikėjimu
atiduodami visą tai, kas slegia mus, ir pasiimdami Jėzaus naštą, kuri yra lengva, kaip sako Jėzus. Kodėl ji yra lengva? Todėl, kad ta našta Jėzaus tai yra ramybė, taika. Tai yra pasitikėjimas Dievu, kad viskas su mumis bus gerai. Tokį užtikrintumą gali duoti tik tais Jėzus. Taigi, mes jau išsiaiškiname, ką reiškia pasilikti Jėzuje. Tai reiškia, tuo aš pakartosiu, tai reiškia stengtis pažinti Jėzų šventajame rašte. Tai reiškia bendrauti su Jėzumi. Ir ne tik. Tai reiškia paklusti Jėzui taip pat. Mato 12 skyriui 50 eilutė yra parašyta: kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Taigi mes matome, kad šventajame rašte yra perteikta Dievo valia. Ir Jėzus 4 evangelijose apie tai labai daug kalbėjo. Taigi, skaitydami Dievo žodį, mes jame atrandame Jėzų. Mes su juo susipažįstame, mes pradedame su juo bendrauti ir tada sužinome, kokia yra dangiškojo tėvo valia. Ir kada mes sužinome, Jėzus kviečia mus gyventi pagal Dievo valią. Tai reiškia pasilikti Jėzuje. Dabar koks yra pasilikimo Jėzuje rezultatas? Paskaitykime Jono 15:5. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Taigi mes matome, kada pasiliekame vynmedyje, mes duodame daug vaisių. Taigi natūralu, kada šakelės ima visas reikalingas mineralinės medžiagas iš stiebo, kad galėtų augti ir duoti vaisių, tai natūralu, kad tie vaisiai su laiku atsiranda. Bet kas tai per vaisiai? Kokie tai vaisiai? Galatams 5 skyrius nuo 22 iki 23 eilutės atsako į šį klausimą. Parašyta: dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Apie ką čia Jėzus kalba? Kalba apie charakterio savybės. Tie vaisiai, kurie ateina su laiku po žmogų, kada jis pasilieka Jėzuje, tai yra naujos jo charakterio savybės. Galbūt teisingiau būtų pasakyti, kad iš tiesų taip, tai yra mūsų charakterio savybės, bet pasilikdami Jėzuje mes atspindime Jėzaus charakterio savybės. Ir tol, kol mes pasiliekame Jėzuje, tol tos charakterio savybės mumise yra. Bet tik žmogus pasitraukia nuo Jėzaus, jis praranda visas tos charakterio savybės. Nes pamenat, Jėzus sakė: pasilikite manyje ir aš pasiliksiu jumise. Sako, tik pasilikę manyje jūs galite duoti vaisių. Jeigu mes nepasiliekame Jėzaus, visos tos charakterio savybės pas mus dingsta. Ir sugrįžta visos tos senos, ankstesnės, bjaurios, jeigu taip galima pavadinti, charakterio savybės. Kurio iš šių vaisių labiausiai stokoji? Visą tai tu gali pasiimti Jėzuje. Paulius sako, kad Jėzuje yra visi dvasiniai lobiai. Viskas, ko reikia prasmingam žmogaus gyvenimui. Viskas yra Jėzuje. Dabar kaip sužinosime, kad duodame vaisių? Kaip žinoti, kad tie vaisiai pas mus atsiranda? Jono 12 skyriui 32 eilutė yra parašyta:
O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus trauksiu prie savęs. Įdomi mintis, apie ką čia iš tikrųjų Jėzus kalba. Jėzus kalba apie savo mirtį ant kryžiaus. Ir jis kalba apie tai, kad po jo mirties ant kryžiaus daugelis žmonių supras, kas iš tikrųjų buvo dėl jų padaryta. Ir kada žmonės supras, jie žavėsis tuo Jėzaus žygdarbiu, kurį jis padarė dėl žmonijos. Jie žavėsis Jėzaus meilę, kurią jis parodė žmonėms, numirdamas ant kryžiaus už jų nuodėmes. Ir tą meilę žmonės trauks prie Jėzaus. Dabar kaip tai susijęs su mumis? Na, kadangi mes pasiliekame Jėzuje Kristuje, tai mes tą meilę žmonėms atspindime. Ir jeigu žmonės, žiūrėdami Jėzų Kristų ant kryžiaus, nori eiti pas tokį Dievą ir glaustis prie jo, tai matydami tas pačias charakterio savybės mumise, nes aš minėjau, kad mes taip pat atspindime Jėzų Kristų, žmonės norės glaustis prie Dievo. Jie norės daugiau apie Dievą sužinoti, jie norės ateiti į mūsų bažnyčias, mums nereikės išleisti daugybę pinigų reklamai, kad kažkaip tai surasti to žmonės ir pakviesti juos pas mus ateiti. Mes sutaupysim begalę pinigų. Jeigu pasiliksime Jėzuje ir atspindėsime tą meilę, kurią Jėzus parodė ant kryžiaus visiems žmonėms. Tai va tokiu būdu mes sužinosime, kad duodame vaisių. Jeigu žmonės nuo mūsų nebėgs, nuo mūsų nesišalins, jeigu jie mumis nesibjaurės, tai yra, jeigu jie norės ateiti pas mus, pasilikti bažnyčią, tai yra tie vaisiai. Mes trauksime, aš neteisingai pasakiau, ne mes. Jėzus trauks tuos žmonės per mus. Kuom dar pasireiškia Jėzus pažinimą? 1 Jono laiškas, 2 skyrius, nuo 3 iki 4 eilutės. Iš to patiriame, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymų. Kas sakosi jį pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis ir nėra jame tiesos. Taigi mes matome, kad Jėzaus pažinimas yra siejamas su Dievo įsakymais. Tas žmogus, kuris teigia, kad Jėzų pažino, yra pažinęs, jis gyvena pagal jo įsakymus. Dabar ką reiškia gyventi pagal Jėzaus įsakymus? Ką reiškia laikytis įsakymų? Tai reiškia negyventi nuodėmėje. Pagalvokite, jeigu mes pasiliekame Jėzuje Kristuje, kaip žmogus gali toliau gyventi nuodėmėje? Juk kada mes skaitome apie Jėzaus gyvenimą, mes matome, kad Jėzaus gyvenimas buvo be nuodėmės. Ir jeigu mes pasiliekame Jėzuje Kristuje, mes atspindime tą patį Jėzaus gyvenimą, kuris buvo be nuodėmės. Taigi, pasilikdamas Jėzuje, žmogus negali gyventi nuodėmėje, nes tai du visiškai priešingi dalykai. Dabar koks yra Dievo įsakymų pagrindas? Jono 14:5. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. 1 Jono 5:3. Nes tai yra Dievo meilė vykdyti jo įsakymus, o jo įsakymai nėra sunkus. Dabar va ta mintis, o jo įsakymai nėra sunkus. Na, aš noriu duoti tokį pavyzdį, arba tokią istoriją, kažkur skaičiau kažkada tokią iliustracinę istoriją, apie vieną žmogų, kuris atvažiavo į vergų turgų ir sumokėjo nemažą kainą už vieną jauną raumeningą juodaodį vergą. Jis nutarė jį nusipirkti. Kada jis nupirko šitą vergą ir pasisodino į savo vežimą, tas vergas nenustojo kartoti tokius žodžius: netarnausiu, 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 netarnausiu. Ir visą tą laiką, kol šitas žmogus važiavo namo, tas vergas nenustojo kartoti tuos pačius žodžius:
netarnausiu, netarnausiu, netarnausiu. Kada jie grįžo namo, šitas žmogus nusivedė šitą vergą prie ežero. Prie ežero stovėjo nedidelė trobelė pastatyta. Ir kada priėjo prie tos trobelės, tas žmogus ištiesė tam vergui raktus ir pasakė: tu esi laisvas, tai tavo naujas gyvenimas, tai tavo namas. Tada tas vergas puolė ant kelių ir sako šitam šeimininkui: aš tau tarnausiu visą likusį gyvenimą. Ši istorija puikiai iliustruoja tai, kas įvyko ant kryžiaus. Jeigu tikinti žmogus supranta, ką Jėzus dėl jo padarė ant kryžiaus, jis visa širdimi nori gyventi tokį gyvenimą, kokį Jėzus jam siūlo gyventi. Bet jeigu žmogus nesupranta, kas buvo padaryta ant kryžiaus, visi tie įsakymai jam yra pati didžiausia kančia. Taigi, sulyginkime Galatams 5 skyrių 22-23 eilutės ir 1 Jono laiškas 5 skyrius 3 eilutė. Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, orumas, susivaldymas. Nes tai yra Dievo meilė, čia jau skaitau 1 Jono laišką, vykdyti jo įsakymus, o įsakymai nėra sunkus. Matote, vienas iš dvasios vaisių yra meilė, bet meilė taip pat yra vykdyti Dievo įsakymus. Įdomu yra tai, kad tie vaisiai neteina neteina iš mūsų. Jie ateina kaip pasiekmė mūsų pasilikimo Jėzuje. Tai yra mes tą meilę perimam iš Jėzaus, tai yra Jėzus tą meilę mums suteikė. Ir dėka tos meilės, to suvokimo, kas buvo dėl mūsų padaryta, mes norime gyventi pagal Dievo valią. Mes norime gyventi pagal tos moralinius principus, kuriuos Dievas mums paliko. Bet dalykas tas, kad jeigu mes nepasiliksime Jėzuje kiekvieną dieną, pas mus nebus tos meilės. Ir kaip minėjau, vykdyti Dievo įsakymus bus mums kančia. Kokios išvados prieiname? Dvasios vaisius yra meilė. Meilė įsakymų išpildymas. Jėzaus Kristaus pažinimo procese šventoji dvasia veda žmogų prie įsakymų išpildymo. Įsakymų išpildymas pasireiškia žmogaus atsiribojimu nuo nuodėmės. Paulius savo laiškuose atsiribojimą nuo nuodėmės vadina apsivilkimu Kristumi. Paskaitykime keletą eilučių švento rašto Romiečiams 13-14. Paulius sako: apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių. Taigi mes matome apsivilkimą Jėzumi Kristumi, Paulius prieš pastato nuodėmei. Sako: nenuodėmiaukite, nelaužykite Dievo įsakymų, apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi. Galatams 3:27. Ir visi, kurie esate pakrikštyti Jėzuje, pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Matote, krikštas simbolizuoja visiškai naują žmogaus gyvenimą su Dievu. Tai yra apsivilkimas Kristumi. Tai yra naujo gyvenimo pradžia. Nes pats krikštas jisai simbolizuoja mirtį senajam gyvenimui ir prisikėlimą naujajam gyvenimui. Kas Jėzaus pažinimo procese skatina žmogų išpildyti Dievo įsakymus? Na, aš jau truputį apie tai užsiminiau, ar ne? Bet galime dar kartą pasižiūrėti. 1 Jono laiškas, 4 skyrius, 19 eilutė. Čia yra parašyta: mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Pamenat, mes skaitėme apie tą eilutę iš Jono Evangelijos, kur buvo parašyta: kada sako, kabėsiu, ant medžio visus trauksiu prie savęs. Tai yra, Jėzus kalbėjo apie tą momentą, kada žmonės supras, kas buvo padaryta ant kryžiaus. Nes tą akimirką, kada Jėzus mirė ant kryžiaus, nebuvo nei vieno žmogaus, kuris atgailautų, kuris norėtų gyventi gyvenimą be nuodėmės. Tai yra, visi žmonės tą akimirką buvo nusikaltę. Visi žmonės buvo nuodėmingi.
ta Jėzaus mirtis ant kryžiaus tai buvo tikra Dievo malonės dovana. Ir tą akimirką nei vienas žmogus, nei apaštalai nesuprato, kas iš tikrųjų vyksta ant kryžiaus. Jeigu jūs pamenat, jie kaip ir išpažino Mesiją kaip savo gelbėtoją, bet jie suprato Mesijo paskirtį visai kitokią. Jie suprato, kad Mesijas turi ateiti ir išvaduoti juos iš Romos imperijos priespaudos. Bet Jėzus juos atėjo išvaduoti iš nuodėmės priespaudos. Matote, jiems nereikėjo Mesijo, jie nesijautė, kad juos reikia išvaduoti iš nuodėmės. Ta akimirka, kada įvyko nukryžiavimas, ne vienas žmogus nesuvokė, kad Jėzus atėjo juos išgelbėti iš nuodėmės vergijos. Ir vat ta eilutė sako mums apie tai, kalba mums apie tai, kad mes pamilome Dievą dėl to, kad jis mums pirmas pamilo, kad jis pirmas mums parodė savo meilę ant kryžiaus. Taigi, Jėzaus pažinimo procese mus skatina išpildyti Dievo įsakymus tą meilę, kurią mes matome, kurią Dievas išreiškia Jėzus Kristaus asmenyje. Taigi, išpildyti Dievo įsakymus turėtų skatinti ne noras darbais užsitarnauti išgelbėjimą, bet noras atsidėkoti Dievui už jo išlietą meilę Jėzuje Kristuje. Kaip Dievo įsakymai atspindi meilę? Pirmas įsakymas mus mokina: neturėsi kitų dievų, tik tais mane. Tai yra iš tikrųjų, jeigu mes pažinome tą Dievą, kuris paaukojo savo sūnų, mes neisime į kitas religijas, kuriuose yra garbinamos įvairios dievybės. Iš tikrųjų nėra kitų dievų, yra tik tais vienintelis gyvasis Dievas, kuris gyvena danguje, kurio niekas nėra matęs. Todėl nei vienas žmogus negali kažkokiu tai būdu atvaizduoti, kaip atrodo Dievas. Bandymai atvaizduoti, kaip atrodo Dievas, žmogų priveda prie stabmeldystės, o tai yra negerai. Todėl pirmasis įsakymas sako: neturėsi kitų dievų, tik tais mane. Ir kada mes garbiname gyvai dangaus Dievą, tokiu būdu mes parodome jam meilę. Toliau nedirbsi savo drožinių, nei jokio paveikslo. Aš viso neskaitysiu, trumpai tiesiog pacituoju tą antrąjį įsakymą. Vėlgi mes suprantame, kad jeigu mes tikime Dievą, kurio nesame matę, tai mes nebandysime jo perteikti kažkokiais tai būdais piešiniuose, sakykime, tam tikrose statulose, ir mes jų negarbinsime. Nes drožinių arba paveikslų garbinimas yra stabmeldystė. Man teko pabūti kažkada tai prieš keletą metų Švento Petro bazilikoje Romoje. Žinote, ten įeinant į šitą baziliką yra padaryta iš metalo Petro statula. Ir ta Petro statula tokia gana aukšta. Ir Petro kojos faktiškai man kažkur tai yra sulig pečiais. Toliau jau eina visas jo kūnas. Man buvo įdomu pamatyti, kad Petro kojos, jos kažkada turėjo pirštus, ar ne? Kada buvo ta statula nulieta, tai buvo pirštai kaip, kiekvienas pirštas turėjo kaip atskirą detalę. Ir kada aš pažiūrėjau į tą Petro koją, tai aš visų pirma pamačiau, kaip žmonės eidami prie tos statulos, jie prieina, paliečia tą koją ir pabučiuoja, prieina, paliečia ir pabučiuoja. Ir per daugelį metų nuo to veiksmo, tai yra palietimo ir pabučiavimo, metalas, tos atskiros pirštų detalės, juos susilygino ir tapo kaip viena ištisa dalis. Ką tai sako? Tai sako, kad žmonės šiandieną nesupranta, ką reiškia garbinti gyvąjį dangaus Dievą. Toks garbinimas Dievui yra nepriimtinas. Mes nežinome, kaip atrodo Dievas. Garbinti reikia suklupus maldoje, pakėlus rankas į dangų, ne prieš paveikslą ir ne prieš kažkokią tai drožinį. Ir aš tiesiog dabar nenoriu mūsų pasmerkti, galbūt kažkas iš mūsų taip darome, netoks mano tikslas. Mano tikslas yra parodyti, ko Dievas iš mūsų tikisi.
Trečias įsakymas – nenaudosi piktam viešpaties savo Dievo vardo. Tai aš atsimenu, kada buvau nusikaltėlis, galbūt kažkam tai bus naujiena. Tai mano vienas iš draugų, jisai save laikė tikinčiu. Ir kada mes eidavome daryti nusikaltimus, jis nueidavo į bažnyčią, nusipirkdavo žvakutę, tą žvakutę uždegdavo, tam, kad Dievas palaimintų tuos blogus darbus, kuriuos mes planavome daryti. Tada man atrodė, kad mano draugas yra religingas, bet dabar, kada aš turiu truputį platesnį supratimą ir gilesnį pažinimą, aš supratau, kad jis tuomet tiesiog piktam naudoja viešpaties Dievo vardą. Ketvirtas įsakymas sako, atmink ir švęsk šabo dieną. Jeigu mes mylime Dievą, mes rasime laiko savaitės bėgyje paskirti dieną jam. Tai yra susirinkti kartu su kitais tikinčiaisiais bendruomeniai, kad galėtumėm pašlovinti Dievą ir padėkoti už viską, ką jis mums tą savaitę suteikė. Toliau, penktas įsakymas, gerbk savo tėvą ir motiną. Tai yra, jeigu mes mylime Dievą, mes gerbsime savo tėvus. Šeštas įsakymas sako, nežudysi. Jeigu mes mylime Dievą, mes mylėsime ir žmonės, mes jiems nekenksime. Septintas įsakymas sako, nesvetimausi. Jeigu mes mylime Dievą, mes tenksimės būti ištikimi savo sutuoktiniui. Aštuntas įsakymas sako, nevogsi. Jeigu mes mylime Dievą, mes tenksimės to nedaryti, nes pavogdami iš kažkokį tai daiktą, mes jam pakenkėme, mes pasiėmė tai, kas mums nepriklauso. Devintas įsakymas sako, neliūdysime melagingai prieš savo artimą. Tai yra, mes nemeluosime vieni kitiems, jeigu mes iš tiesų mylime Dievą. Dešimtas įsakymas sako, negeisi savo artimo namų. Tai yra, mes negeisime svetimų daiktų, nes mes suprantame, kad tai ne mūsų daiktai, tai daiktai, kurie priklauso kitam žmogui. Matote, tie visi įsakymai yra sukoncentruoti arba jie kalba apie mūsų santykius su Dievu ir apie mūsų santykius vieni su kitais. Būtent tie Dievo įsakymai tokiu būdu ir atspindi tą meilę. Jie niekom nėra blogi. Ir iš tikrųjų, kaip ir minėjau, laikytis tų įsakymų yra labai lengva, kada mes pasiliekame Jėzuje Kristuje kiekvieną dieną. Atkreipkime dėmesį dabar ir į keletą eilučių iš Mato 22 skyriaus. Čia yra parašyta, fariziejai išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukėjus, susirinko draugėn ir vienas iš jų, įstatymo mokytojas, mėgindamas jį paklausė, mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Jėzus jam atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį, mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Kodėl aš pasidalinau šią eilutę? Yra taip manančių, tikinčių žmonių, kurie sako, kad tie 10 Dievo įsakymų, kuriuos Dievas paliko, jie jau kaip ir atgyveno, jų nebereikia. Štai yra 2 įsakymai, kurių mes šiandieną kaip ir turėtumėm laikytis, ar ne? Tai sako, tie 2 įsakymai, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir visų protų. Ir antras įsakymas, mylėk savo artimą kaip save patį. Tai sako, tie 2 įsakymai yra pagrindiniai. Bet sutikit su manim, kad tai nėra teisingas supratimas. Nes mylėti savo artimą kaip save patį aš galiu ir kitokiu būdu. Pavyzdžiui, žinote, kad šiandieną yra propaguojamos vienalytės santuokos. Tai taip pat galime pavadinti meilę. Kada vyras susituokia su vyru arba moteris susituokia su moterim. O jeigu mes neturėtumėm 10 Dievo įsakymų, ar ne, mes negalėtumėm atskirti tokių dalykų, kas iš tikrųjų yra meilė. Meilė tai nėra, kada 2 vyrai susituokia vien su kitu ir
tarp jų vyksta intymūs santykiai arba tas pats su dviem moterimis. Tai jeigu mes, sakykime, patraukėme į šalį 10 Dievo įsakymų ir sakome tik tais remtis tais 2 įsakymais, tai mes galime tiek daug įvairių pridėti interpretacijų į tuos 2 įsakymus, kad ojojoj, pasaulis bus toks iškrypęs, kad bus baisu jį žiūrėti. Aš noriu tiesiog atkreipti dėmesį, ką iš tikrųjų Jėzus turėjo omeny, sakydamas šiuos žodžius. Šitais 2 įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Kada yra kažkokia tai neaiški vieta šventajame rašte, reikia pabandyti atrasti, o kur panaši vieta yra kitoje švento rašto vietoje. Mes tokią vietą randame Romiečiams 13 skyriuje nuo 8 iki 10 eilutės. Čia Paulius sako: niekam nebūkite ką nors skolingi išskyrus tarpusavio meilę, nes kas myli kitą, tas įvykdo įstatymą. Juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį: mylėk savo artimą kaip save patį. Taigi matote, Paulius jisai kalba, jisai vartoja tą pačią sąvoką, kurią pavartojo Jėzus Evangelijose. Sako, juk įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir kiti gali būti sutraukti į tą vieną posakį: mylėk savo artimą kaip save patį. Paulius sako, gali būti sutraukti. Pažiūrėkime kitus vertimus. Aš paėmiau English Standard Version vertimą ir išverčiau iš anglų kalbos į lietuvių. Pažiūrėkime, kaip skamba ši eilutė lietuvių kalboje. Nes įsakymai nesvetimauk, nežudyk, nevok, negeisk ir bet kuris kitas įsakymas yra apibendrinti tokiu žodžiu: mylėk savo artimą kaip save patį. Matote, tai nėra du atskiri įsakymai. Ir tai nereiškia, kad tie 10 įsakymų kažkur tai dingo ir nebegalioja. Paulius jisai parodo tai, kad šitie 2 įsakymai, jie apibendrina tuos 10 įsakymų. Paėmiau dar kitą vertimą, King James Version. Nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudink, negeisk. Ir jeigu būtų koks nors kitas įsakymas, tai trumpai jis būtų suprantamas būtent mylėk savo artimą kaip save patį. Tas vertimas tikrai viską sudėlioja į savo vietas. Sako, ir jeigu būtų koks nors kitas įsakymas, tai trumpai jis būtų suprantamas būtent taip. Matote, tai čia mes puikiai suprantame arba matome tą pilną kontekstą, kad tie 2 įsakymai jokių būdų nepanaikina tų 10 įsakymų, bet tie 2 įsakymai apibendrina tuos 10 įsakymų. Taigi, jeigu atkreipsime dėmesį į 10 įsakymų, jeigu taip mes matysime juos prieš save vizualiai, aš pateikiau paveikslėlį, tai kairėje pusėje pirmieji 4 įsakymai, jie nurodo į tai, ką reiškia mylėti Dievą. Tuo tarpu dešinėje pusėje esantis 6 įsakymai, jie nurodo, kaip reikia mylėti artimą. Taigi, tie 10 įsakymų, jie mokina mus, kaip mylėti, kaip kurti santykius su Dievu teisingus ir kaip teisingus santykius kurti su aplinkiniais žmonėmis. Jo, apie tai jau kalbėjau. Dabar paskutinis klausimas, kodėl Jėzus turėjo numirti? Kodėl Jėzus turėjo numirti? Jeigu taip įsigilinsime į šį klausimą, mes suprasime, kodėl Jėzus iš tikrųjų turėjo numirti. Nes buvo sulaužytas Dievo įsakymas. Ir jeigu Dievo įsakymas nebūtų turėjęs vertės, Jėzui nebūtų reikėję mirti ant kryžiaus. Jėzaus mirtis ant kryžiaus parodė Dievo įstatymo nekintamumą. Tai va tokia šiandieną mūsų pažintinė Biblijos studijų pamokėlė. Aš kaip ir baigiu. Jeigu jums kils kokie klausimai, galite drąsiai komentuoti po šio video arba galite tiesiog atsiųsti man žinutę ir aš pasistengsiu sekantį kartą padaryti
atskirą video ir atsakyti į jūsų klausimus, jeigu tokie jums kils. O dabar linkiu Dievo palaimų ir iki sekančio karto. Sudiev.